Pamita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Prekarsija – harmonija kūnui, viltis širdžiai ir švelni prama naujai gyvybei. Lietuvoje kasmet spindulinė terapija gydoma apie 6000 moterų ir vyrų. Šiandien spindulių pagalba jau įmanoma labai tiksliai ir saugiai sunaikinti sunkiai gydymui pasiduodančių neklusnių vėžinių ląstelių židinį. Šiuolaikinė spindulinė terapija tampa vis labiau preciziška, labai tiksli ir taip pagaliau pritaikant prie judančių netgi taikinių tą spindulių pluoštą, galima iš tikrųjų pasiekti ir gerus išgydymo rezultatus, ir kokybę. Nes dėl to, kad moteris, jeigu mes prognozuojam, kad jos gyvens ir pasveiks nuo tos ligos, tai turim galvoti į priekį, kaip kokybiškai užtikrinti joms tą tolesnį gyvenimą. Todėl atsiranda ne tik tai naujos visiškai spindulinės terapijos technologijos, kada labai lokalizuojama į tikslų taikinį ir ten paskiriama dozė. Atsiranda įvairiausių modifikacijų, kurios iš tikrųjų gerina gydymo rezultatus, įtakoja gyvenimo trukmę, keičia, gerina gyvenimo kokybę. Išorinė spindulinė terapija taikoma įvairiais navikais sergantiems pacientams. Dažniausiai gydomos onkologinės ligos – tai krūties, prostatos vėžys, moters lyties organų, galvos ir kaklo, plaučių, virškinamojo trakto piktybiniai navikai. Įvairiais krūties vėžio gydymo etapais taikoma spindulinė terapija arba kitaip radioterapija. Krūties vėžio spindulinė terapija yra taikoma kaip vienas iš radikalaus gydymo elementų arba paliatyvi spindulinė terapija. Didžiai daliai pacienčių yra reikalinga spindulinė terapija. Pas mus mūsų skyriuje gydoma apie 450 pacienčių per metus. Gydoma spindulinė terapija beveik visos pacientės, kurioms nustatytas ankstyvas krūties vėžys, ypač jeigu atliekama krūtį tausojanti operacija, tai yra nepašalinama visa krūtis, o pašalinama krūties dalis, kur yra navikas. Taip pat spindulinė terapija taikoma net ir pašalinus visą krūtį, jeigu yra pažeisti sritiniai limfmazgiai, tai yra pažasties, virš ir po raktikaulių esantis limfmazgiai. Spindulinė terapija šiais atvejais taikoma todėl, kad gali likti mikroskopinės ligos. Tai yra tokios ligos, kurios mes nematom jokiais radiologiniais tyrimais. Na ir po operacijos bet kur krūtyje gali likti tų navikinių ląstelių ir dėl to spindulinė terapija tas ląsteles navikinės likusias sunaikina ir apsaugo nuo ligos atkryčio. Iš tiesų technologijos gerėja ir spindulinė terapija palyginus su tuo, kas buvo prieš 10 metų ir dabar gana ženkliai skiriasi, bet skiriasi ir netgi nuo to, kas buvo prieš 2 metus, ar ne, tarkim. Tai šiuo metu mes turim vis geresnius technologinius sprendimus, naujusnius aparatus, kaip ir va šitas už nugaros. Tai yra pernai metais pas mus instaliuotas naujas aparatas, kuris leidžia kokybiškiau ir efektyviau gydymą realizuoti, geriau matyti pacientės poziciją gydymo metu ir panašius techninius dalykus. Taip pat keičiasi ir pačio gydymo planavimas, gydymo saugumas. Kadangi dabar turime gydymo planavimui kompiuterinę tomografiją, tai visada galime gerai matyti tiek pačią krūtį, tai yra organą, kurį mes norime gydyti, tiek ir aplinkinius sveikus organus, kuriuos norime apsaugoti. Mes juos visada įvertinam, kokia dozė kliūtų, pavyzdžiui, širdžiai, plaučiams, kas dažnai būna apspinduliuojama gydant krūtį. Na ir tuo remiantis mes parenkam, sudarom saugius gydymo planus pacientam. Jeigu prieš dar kelis metus standartinis gydymas mūsų klinikoje truko 25 darbo dienas, tai yra virš mėnesio laiko, tai dabar tie režimai trumpėja, aišku, remiantis tarptautiniais tyrimais, kad tai yra saugu ir efektyvu. Tai dabar dažniausia mūsų pacientė gydosi 15 darbo dienų, o yra ir trumpesnis režimas 5 darbo dienų, jeigu
pacientai yra labai ankstyvas krūties vėžys, kada reikia gydyti tik tai pačią krūtį, neapimant limfmazgių. Vienas iš spindulinio gydymo metodų yra brachiterapija, tai mažiausiai komplikacijų pacientui sukeliančių vėžio gydymo būdų. Brachiterapija tai pats žodis yra kilęs iš graikiško žodžio brachi trumpas. Tai yra labai mažas trumpas atstumas nuo radioaktyvios medžiagos iki žmogaus naviko. Tai yra metodas spindulinės terapijos, kada radioaktyvi medžiaga įdedama į vidų, į naviką arba šalia jo, tiesiog arba prie pat priglaudžiama, arba į jo vidų yra įdedama per adatas, per kitas priemonės. Ir tada tas navikas apšvitinamas labai didelė dozė spindulių, nes jo jau viduj yra ta radioaktyvi medžiaga. Ir lyginant su kitu radioterapijos būdu, nuotolinė spindulinė terapija, tai ten yra metodas toks, kada ionizuojančios spinduliuotės šaltinis žmogui ateina iš išorės. Iš vienos, iš kitos pusės apsisukdamas aparatas visokiais būdais apšvitina. Bet tam, kad pataikyti labai tiksliai į naviką, brachiterapijai sąlygos yra žymiai geresnės, kadangi išorinė spindulinė terapija, nors ir labai norėtum preciziškai pataikyti, bet kažkiek tai yra paciento paguldymo paklaidos. Šiek tiek yra pats navikas, jis yra judantis būna. Brachiterapija taikoma ginekologiniams navikams, prostatos vėžiui, galvos ir kaklo, kitoms onkologinėms ligoms gydyti. Išorinės spindulinės terapijos procedūrų gali būti skiriamos net iki 60 kartų vienam pacientui. Bet brachiterapija, kadangi ten dažnai būna didesnės dozės, tai jų reikia mažiau kartų. Tarkim, tai gali būti 2-3 procedūros tam pacientui kartojamos, bet vienas kartas būna retai, bet kartais ir vieno karto užtenka. Onkoginekologinė brachiterapija yra savo esmė paprastesnė, yra tuščiaviduriai vamzdeliai įdedami, galiu net parodyti, kaip atrodo, sakykime, vamzdukas į vidų, į gimdos kaklelį gimdą, kiti makšty, viskas užtvirtinama ir po to, tai trunka nuo 10-15 minučių, padaromos kompiuterinės tomografijos nuotraukos tam pacientui, parvežamas jis atgal, tuose vaizduojasi suplanuojama, ką švidinti, ką pasaugoti su kompiuterinė planavimo sistema. Kai fizikas suplanuoja, daktaras patikrina, kad viskas būtų gerai ir tada tik tai tie tuščiaviduriai vamzdukai sujungiami su aparatu ir į vidų jų įeina radioaktyvi medžiaga ir pašvitina iš vidaus, pabūdami tam tikrose vietose tam tikrą laiką, kad tai, kas reikia apsišvitinti. Kitom lokalizacijom gali užtrukti ilgiau. Prostatos vėžiui tai yra, įdedama labai daug tų tuščiavidurių adatų. Tai ten, į prostatą subadoma 16, 18, 20 adatų, ne vieną kartą daromas ultragarsinės nuotraukos, kelis kartus perplanuojama ir tai visą tai užtrunka ta procedūra bendriniai narkozai apie 3 valandas. Krūties vėžiui, turbūt brachiterapija gal apie nuo pusvalandžio iki valandos laiko su viskuo. Mūsų laidai pavyko patekti į spindulinio gydymo planavimo užkulisius ir pamatyti viską iš kitos pusės. Spindulinis gydymas planuojamas kiekvienam pacientui individualiai taip, kad navikas būtų apšvitintas pakankama jį sunaikinti spindulių doze. Ir iš visų pusių tolygiai jos veikėjai gretimi audiniai ir organai gautų kuo mažesnis dozes ir išliktų nepažeisti. Pirmiausia, mes atliekam pacientėms kompiuterinę tomografiją ir į tos kompiuterinės tomografijos vaizduose ir atliekam gydymo planavimą. Taigi, čia šiuo atveju raudona linija yra pažymėtas taikinys, mūsų krūtis, ar ne? Ir taip pat apibrėžiami ir organai aplinkui, kurie taip pat gali gauti tų spindulių gydymo metu, tai tiek širdis, tiek ir plaučiai, viskas yra apibrėžiama ir dozė tiksliai išmatuojama, kiek koks organas gauna spindulių gydymo metu. Kartais mes naudojame naujesnę technologiją, tačiau jinai kol kas naudojama dar retai. Tai yra moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija, kada gydymas planuojamas labai daug mažų laukų. Gilaus įkvėpimo technika gydant krūties vėžį yra naudojama tam, kad atitolinti fiziškai širdį ir
tuo pačiu ir plaučiai išsiplečia ir mažiau tie organai gauna spindulinės terapijos. Tai čia yra pacientė ramiai kvėpuojant, nuskanuota kompiuterinė tomografija, o čia jau giliai įkvėpus. Ir kaip matot, ta širdies viršūnė jau nepatenka į gydymo lauką, yra žymiai saugesnis gydymas, vertinant tolimųjų kardiotoksiškumų riziką, tai yra vėlyvų širdies ir kraujagyslių ligų rizika, ar ne? Nes anksčiau naudota spindulinė terapija, kada širdis buvo mažai apsaugoma, lemdavo tai, kad vėliau po kelių metų ar po kelių dešimčių netgi metų moteriams padidėdavo lėtinių širdies ligų rizika, tai tokių žinomesnių gal kaip infarktas, kaip vožtuvų kalcifikacija, bet ir kitų lėtinių širdies ligų rizika taip pat padidėdavo. Tuo tarpu dabar, gydant šią modernę techniką, jau galime išvengti šitų šalutinių reakcijų. Šalutiniai reiškiniai gali būti ankstyvi ir vėlyvi. Tai ankstyvus reiškinius galime matyti čia ir dabar ir dažniausiai su jais susitvarkyti nebūna taip sunku, tai tam tikros reakcijos, kurios gali būti koreguojamos, tačiau mes turime galvoti apie vėlyvus reiškinius po gydymo. Ir šičia tikėtina, kad ateityje įdiegus naujas technologijas mes jų turėsim ženkliai mažiau. Todėl, kad senais laikais, kuomet nebuvo galima vizualizuoti, matyti to, ką gydai spindulinė terapija turiu omeny, tai tuo metu iš tikrųjų daug didesnis sveikų audinių tūris būdavo apšvitinamas tam, kad pasiekti atitinkamą rezultatą. Šiai dienai to nereikia ir todėl mažėjant tam tūriui ir didėjant į naviką spindulių dozei pavyksta gerai kontroliuoti ligą ir sumažinti spindulinių reakcijų ir komplikacijų skaičių. Automobilis nerūdyja per vieną dieną, bet kai pradeda, sustabdyti jau daug sunkiau. Su žmogumi tas pats, tik vietoj metalo – ląstelės. Tai žinokit, kas rūdyja, mes kvėpuojam deguonį. Kam tas mums deguonis reikalingas? Deguonis reikalingas tam, kad mes kartu su gliukoze ir kitom maisto medžiagom gamintume energiją. Energiją gaminame viduje ląstelės ir kai mes gaminame energiją, natūraliai gaunasi šiek tiek deguonės, kuris neturi vieno elektrodo. Jisai yra aktyvus. Tai vadinamas, jisai turi laisvą radikalą, vadinasi, jis yra laisvasis radikalas. Mūsų organizmas turi puikių savybių, kaip tą laisvą radikalą sunaikinti. Yra natūralios savybės, kurios pasižymi antioksidantais, tai yra gliutationas, įvairios kiti fermentų sistemos, kurios yra skirtos neutralizuoti tiem laisviesiam radikalam. Tai vadinasi, jie mums yra natūralaus proceso dalis. Laisvieji radikalai tai ne teorija, tai gali būti apie jūs. Ir tai vyksta daug dažniau nei manote. Pas mus vykstant tai medžiagų apykaitai organizme tiesiog susidaro laisvieji radikalai, tokios kaip medžiagos, kaip sakyti, atliekamos, kurios reikia surišti ir pašalinti iš organizmo. Ir tiesiog organizmas tą daro, bet jeigu yra įvairiausių rizikos ten veiksnių, tarkim, daug žalingų įpročių, daug streso, visokių mitybos, blogumų, mažas fizinis aktyvumas, daug visokių tų mūsų gyvenimo būdo nelabai gerų dalykų, tai tų radikalų nepavyksta visų surišti ir atsiranda tas susiformuoja oksidacinis stresas. Kai turi vaikų, supranti vieną dalyką. Jeigu palūši tu, niekas už tave jų neužaugins. Tada atsirado stresas, miego trūkumas ir prasidėjo ligos. Kai turi vaikų, visada įpranti prie garso ir triukšmo. Kai turi vaikų, gali pamiršti savaitgalius, spa. Kai turi vaikų, supranti, kad gyvenimas sukasi ne tik apie tave, nebe tik apie tave. Ir turi investuoti savo sveikatą ne tik dėl savęs, bet ir dėl jų, nes jeigu tu būsi palūžęs, paliegęs, tai kas tavo vaikais rūpinsis ir kas juos užaugins. Iš tikrųjų, ir ta branda turbūt ateina, ir savimonė apie sveikatingumą, sąmoningumą ir prevenciją geresnei sveikatai. Jeigu nuolat pavargę, jeigu nuolat sergate, blogos naujienos.
Tai ne amžius. Žmogus pradeda skųsti, sako, aš esu pastoviai pavargęs, aš neturiu energijos. Tai yra vienas iš požymių, kad pas jį yra laisvieji radikalai ir gali būti oksidacinis stresas. Uždegimai. Žmogus gali skųstis, kad pas jį yra įvairių uždegimų. Pavyzdžiui, jis pastoviai serga įvairiom slogom, sinusitai, lėtiniai bronchitai. Arba yra sąnarių skausmai, sąnarių uždegimai. Arba lėtinis uždegimas būna apskritai, žmogus blogai jaučiasi, blogai virškina, blogai dirba kepenys, blogai miega. Tai jau yra lėtinio uždegimo požymiai. Taip pat žmogus gali sakyti, man yra smegenų rūkas, aš nieko negaliu atsiminti, man yra sunku atlikti kasdienius darbus. Tai irgi gali rodyti kaip jau laisvų radikalų arba lėtinio uždegimo požymius. Ir tada smegenyse sutrinka jau metabolizmas ir kaupiasi tokios medžiagos, kurios ten neturėtų kauptis. Sutrikdo tarp neuroninius ryšius ir veda į tai, kad blogėja atmintis, blogėja dėmesys ir jau mes paskui turim kažkurią tai vieną iš neurodegeneracinių lygų. Mes tik tai diagnozuojam jau klinikinę Alzheimerio ligą, kada žmogus skundžiasi atminties, dėmesio sutrikimais, sakykime, keičiasi kasdieninė veikla, atsiranda kitų simptomų. Oksidacinis stresas gali trukdyti ne tik savijautai, bet ir galimybei susilaukti vaikų. Oksidacinis stresas pažeidžia ir kraujagyslių ląsteles ir jeigu kalbant apie vaisingumą, tai jisai daugam trukdo ir kokybiškam folikulų augimui, ir tai pačiai ovuliacijai, trukdo ir kokybiškai implantacijai, tai natūraliai ir pastojimui didina tą riziką ir persileidimų, ir tiek sėkmingo nėštumo ir taip toliau. Tai tas oksidacinis stresas dabar tikrai siejamas su daug įvairių negerų dalykų, kas vyksta mūsų organizme. Trečdalis jūsų sveikatos yra jūsų lėkštėje, bet dauguma žmonių valgo taip, lyg turėtų atsarginį organizmą. Maistas iš tikrųjų reikšmingą įtaką sveikatai daro ir netgi yra paskaičiuota, kad grinai nuo maisto, nuo mitybos 30% priklauso mūsų sveikata. Jeigu šiaip nuo gyvensenos 50, tai maistas sveikatą lemia 30%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie 30% gali mūsų sveikatą stiprinti, įtvirtinti, puoselėti arba ją gali žaloti. Ir už tai tos visos sveikos mitybos rekomendacijos, sveikos mitybos gairės, patarimai, jie yra ne veltui. Jeigu žmonės įsiklausytų ir jų prisilaikytų, jie taptų labai aktyvūs savo sveikatos vadybininkai ir 30% jie galėtų pagerinti savo sveikatą. Polifenoliai vienas iš svarbiausių mechanizmų, padedančių neutralizuoti oksidacinį stresą. Problema tik viena – dauguma žmonių jų beveik negauna. Ir jeigu žmogus valgo tokio maisto, kurio sudėtyje yra antioksidantų, polifenolių, tai reiškia daug įvairių daržovių, vaisių, uogų, gauna tų polifenolių, jie laisvai greitai atiduoda tuos trūkstamus elektronus ir tada laisvieji radikalai juos pasiima ir jau tada jie nebegali žaloti. Tai už tai mityba iš tikrųjų yra sveikatos pagrindas. Ta frazė yra daugam girdėta, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina, bet ji yra moksliškai pagrįsta. Skamba paprastai. Valgyk daugiau daržovių ir viskas bus gerai. Bet realybėje su antioksidantais ir polifenoliais viskas gerokai sudėtingiau. Čia vėlgi priklauso ir nuo organizmo. Kiekvienas organizmas įsisavina maisto medžiagas labai skirtingai. Yra maisto medžiagų, kurias labai sunku įsisavinti natūraliu būdu ir per tą visą tempą ir skubėjimą tu ne visada pagalvoji, ką tu valgai. Ir aš irgi viena iš tų mamų, kur kartais suvalgo pietum sumuštinį ir per daug nesuka galvos. Ir tikrai neturiu laiko kiekvieną dieną gamintis 3 kartus pusryčių, pietų ir vakarienės. Tai tikrai gyvena šiuo šiek tiek nenormaliu tempu yra tikrai iššūkis. Tai belieka kreiptis pagalbos ir ieškoti alternatyvų. Moksliškai pagrįstų alternatyvų yra, bet jos veikia tik tada, kai žmogus pats priima sprendimą. Vėlgi mes turėtume įvertinti, kokia yra mūsų mityba. Ir jeigu yra kaip daugumos, tai reiškia mažai vartojama, nepakankamai daržovių, vaisių, tikrai maisto papildai gali padėti. Nes jau vien pavadinimas maisto papildas papildo. Mums nereikia kažko per daug, mums reikia tiek, kiek reikia. Tai jeigu mes negauname, tai tikrai reikia papildyti. Vinga nelaukia, kol problema išsispręs savaime. Ji pasirinko tai, kas paremta mokslu. Kembridžo universiteto mokslininkų sukurta klinikiniais tyrimais vertinta formulė su gausiu antioksidantų ir polifenolių kiekiu.
ko prireikia, kad pradėtum pagaliau rūpintis savim, tai kai supranti, kad ir nuovargis yra iš kažkur atsiradęs ir ne tik dėl miego trūkumo, turbūt ir dėl maisto medžiagų trūkumo. Tai iš tikrųjų apie polifenolius sužinojau iš savo draugės irgi mamos, kuri susidūrė su panašia problema ir pasidomėjau internete plačiau ir pradėjau vartoti. Vinga neslepia savo pasirinkimo priežasties. Ji turi aišku tikslą ir neketina jo atidėti vėliau. Svarbiausias tikslas mano gyvenime – nugyventi ilgą, gražų, laimingą ir sveiką gyvenimą ir sudalyvauti visose pagrindiniuose vaikų renginiuose ir didžiuosiuose gyvenimo įvykiuose. Kaip Vingai pavyksta tai padaryti, sužinosite po pertraukos ir kai kurie atsakymai gali jūs nustebinti. Pamita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Prekarsija, harmonija kūnui, viltis širdžiai ir švelni prama naujai gyvybei.